Miškas yra sudėtinga, kompleksinė ekosistema, įvairių gyvybės formų tarpusavio sąveikos vieta, tuo pačiu tenkinanti įvairialypius žmogaus socialinius, ekonominius, ekologinius, kultūrinius ir dvasinius poreikius. Tik aukštos kvalifikacijos miškininkai gali suprasti sudėtingas miško ekosistemas, rasti sprendimus ir parinkti priemonės, derinant ekologines, ekonominės ir socialinės miško teikiamas naudas. Miškininkystės universitetinės studijos specialistus ugdančios jau 100 metų integruoja ilgaamžiškumą ir modernumą. Regionų vystymui reikalingi mylintys mišką, nebeingi tvarumo idėjoms miškininkystės profesionalai. Prie miškų plėtros taip pat reikšmingai prisideda kaimo plėtros programos priemonės. Pavyzdžiui, investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą, kurių įgyvendinimo atvejai yra žinomi kaip gerosios patirties pavyzdžiai. Klimato kaita yra didžiausias šio amžiaus iššūkis visam pasauliui. Jos poveikis jaučiamas įvairiose srityse, nuo aplinkos, žemės ūkio iki ekonomikos bei visuomenės sveikatos. Siekiant įgyvendinti žaliojo kurso tikslus ir kitas aplinkosaugos strategijas, dėl kurių yra susitarusi Europa ir pažangios pasaulio šalys, kvalifikuotų ekologų poreikis tik augs. Ekologijos profesionalų kompetencijos reikalingos tiek valstybinėme sektoriuje, tiek versle. VDU Žemės ūkio akademijos miškų ir ekologijos fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, kurie taip pat pastebi kvalifikuotų specialistų, gebančių spręsti miškų ir ekologijos problemas poreikį. Lietuvoje yra daug privačių miškų savininkų, kurie negimė būdami miškininkais ir jiems reikia pažangiausių žinių apie miškininkavimą. Ir čia yra kaip tik ta vieta, kur kaimo plėtros programos rėmuose miškininkai perteikia žinias privatiems miškų savininkams, rengia mokymo kursus rajonuose, regionuose, jie yra noriai lankomi. Šiandieniniam labai moderniam pasaulyje ženkliai išaugo miškų vaidmuo, o su miškų vaidmeniu auga ir miškininkų specialistų poreikis dirbančių regionuose, auga su kiekviena diena ir dar tik tai augs. Tai yra gera proga užpildyti šią nišą. Turėjome išplėstinę diskusiją apie poreikį miškininkų specialistų darbui Lietuvoje, ypač regionuose, ir susidūrėme su paradoksalia tendencija, kad mūsų aukštosios mokyklos išleidžia apie 30 specialistų kasmet, o poreikis yra apie 80. Tai darbą rasti tikrai nėra sudėtinga. Vykstant studijų mokslo ir verslo sinergijai ugdomi kvalifikuoti miškininkystės ir ekologijos profesionalai, kuriantys pažangius sprendimus miškų ūkyje ir prisidedantys prie tvarios regionų plėtros.